Na ir Makniūnų bagažinių turgelėje sutinkame Vinculį. Vinculį, tai papasakokit, kaip sužinojot apie šį turgelį ir kągi čia pirko? Nu, sužinojau, žinok, aš jau seniai apie jį girdėjau tokių plėtkų, kad čia privažiuoja visokių, jau ką priveža, jau ką viskų dykai duoda, sakė, ir apsikeist gali, kad patėjau nieko dykai negavau. Va, mergą gavau dykai, negaliu sakyti, ir gavau Valencijų gėlį ant sprando dykai. O gaidžio neįsikeitė? O atvažiavau, žinokit, noriu gaidį pakeisti į išmanųjį. Ba mano senoviškas, kad valdžia persuka laikrodžių, jisai gėda vis tiek vienodų česų. Niekap nei anksčiau, nei vėliau rėkia, 4 valandam nemožna, norėtų pamiegoti. Tai va dabar norėtų išmanyti išmanųjį, bet pažiūrėkit, kokie barzdelė, kokie skiauterėlė, o čia uodegėlė kokie. Nu, nejudzik tu tos uodegėlės. Aha, jau uodegėlė. Davė man palaikyti, Vinculį. O, kariai. Tai va, šiaip tai labai jau čia, žinokit, čia jau didesnis kaip gariūnai. Ko čia su vėjo šventų, tik jie dominuoja. O, šitai parodyk balsų, kas čia šeimininkas. Tai va, nu labai džiugu, kad čia tas bagažinių turgelis atsidarys. Aš tai da po senų česų atsiminiu bagažinių turgelis, tai ką būdavo iš bagažinių paršukus pardavinėja. O čia, kaip atvažiavau ir šliobių, ir čia verykų, ir visokių gorėžybų, viskas iš bagažinės. Nu tai labai džiugu. Ir da tik 2 metukai, tai kas bus, kad buvo 20 metų, tai bus iki tos kryžkelės Makniūnų, ne? Na ir ko palinkėtumėt Makniūnų bagažinių turgeliui šiandien 2 metukai gimtadienis? Nu tai, kaip sakant, jau iš pamperso išaugo 2 metai, tai linkiu, kad nepavargtų nei bendruomenės pirmininkė, nei tas entuziastas šitą, kad turgelis vyktų. O turgus tai gyva svarbiausia, kad žmonės suveina, pažiūrėkit, žiūro, vieni kitų savį parodo, ką nors pačiupinėja, ką nors nusiperka, ką nors dykai gauna, nu ir ko daugiau reikės. Svarbiausia, bendraukim, būkim sveiki, būkim linksmiai ir gaidys, vištų parsivertis, lipa netakis išvertis. Einam toliau. O ar paceikų nor nupirkot? Taigi va, kad neturiu pačios, da ieškau mažučia kokia višta atsiras. Bet kaip tik su gaidžiu nejau, tai brolelį čia pulkas pradėjo tūpčioti aplinkui, tai mažukas ir papus. Jai sako, kaip tam posakį. Sako, kada vaikelį paraisi namo? Nu nežinau, jei Dievas duos šiandien, o jei merga, tai rytoj. Tai ir aš nežinau, kada iš turgaus grįšiu. Ačiū. Čia sveikinimas. Man viskuo. Sveikas, Adomu. Va, kitam gimtadieniu. Linkiu, kad toliau jums čia sektųsi plėtoti. Labai ačiū. Na ir pirmininkė, iš karto jūs ir pakalbinsim. 2 metukai, matom, kad žmonės tiesiog automobiliai netelpa Makniūnuose. Tai kokios nuotaikos šiandien? Nuostabios nuotaikos, iš tikrųjų džiugu, daug žmonių, daug prekeivių, labai gera nuotaika, gaunam dovanų, 2 metai, 2 cukinijos ir gražuolė Karzinka, čia tai gaidzys, tai Vinculio paturėts duotas, bet šiaip jau tai labai norim augti, užaugti. Ir 3, ir 4, ir 15, kad mums būtų, nes matom, kad reikalinga ir prekeiviams, ir pirkėjams, visi dalinasi gerą nuotaiką, ko ir linkiu visiems. Vieną praleidau. Kiaušinius ležė, tai praleidau. Ačiū. Na ir Makniūnų bagažinių turgelėje sutinkame tokių žvaigždžių kaip Vidas Blekaitis. Sakykite, na, kuogi jūs prekiaujate? Nu, čia aš labai neprekiauju, smagu ateiti, va, visokių rakandų iš namų būna, atsitempė, nu tai ką, smagu, čia tiesiog čia tokia bendravimo forma labai įdomi. Ar pirmą kartą? Ne, jau kelintą kartą čia. Bet matau, kad ir žuvytėm prekiaujat. Nu, yra ir žuvytės, va.
Tai be sporto dar ir verslai, taip? Nu taip, aš daugiausiai sportinė veikla, o čia tokia laisvalaikio praleidimo forma. Tai jūs dabar Birštone apsistojęs? Taip, taip, taip. Na, tai kaip ir Dzūkija, tai atvykote ir į bagažinių turgelį. Tikrai taip. Šiandien bagažinių turgelį 2 metai, ko palinkėtumėt? Nu ką, linkiu, kad ir toliau jam klestėti, matau ir taip klesti, bet klestėjimų ribų nėra. Ačiū Jums. Bagažinių turgelėje sutinkame ir Putinų gimnazijos direktorę. Tai sakykit, ponia Daiva, kogi prekiaujat, ar čia perkat? Tiesiog namų tvarkymas, kadangi esu už tvarumą ir deklaruoju visą laiką, kad turi būti mūsų buitis tvari, mėtyti daiktų nesinori, o galbūt tie daiktai atras kažkur tai vietą. Na ir aišku, neatsilaikom pereiti ir kažką įsigyti. Užburtas ratas. Ar pirmą kartą čia? Ne pirmą, trečią kartą. Na ir kaip sekasi, dar kol kas šiek tiek daiktų yra? Dar yra daiktų, bet tikimės, kad ir žmonių dar bus. Tai manau, kad į priekį. Ačiū Jums, ponia Daiva. Turgelėje sutinkame ir Jolitą Žukauskienę, kuri prekiauja nuostabiai gražiai savo dirbiniais. Tai ir šiek tiek pristatykite, kuo Jūs čia prekiaujate. Įvairiausiais dirbiniais, pradedant nuo smulkmenų magnetais, lėkštėmis, gaminu įvairiausius suvenyrus, varles, pelėdas, ir visokius meškučius, įvairius angelus, įvairi produkcija. Gėlės, labai daug gaminu gėlių, nes jos labai yra populiarios. Na ir ką labiausiai perka žmonės, kas jiems patinka? Manau, kas pigiausia, tas ir populiariausia. Tai populiariausios yra gėlės, nes jos yra pigiausios. Na ir Makniūnų bagažinių turgeliui 2 metai šiandien, ko palinkėtumėt? Palinkėčiau stiprybės, bendruomeniai sveikatos, nes reikia aplinką prižiūrėti. Šitiek daug turgelių prekiautojų, visus reikia sureguliuoti, tai linkiu kantrybės jiems su mumis visais. Ačiū Jums, ačiū. Nepavark daryti gerą žmonėm ir svarbiausia, kad žmonės nepavarktų džiaugtis tuom geru. Nes yra tiek visokiausių, tiek tuoj apšnekės, tuoj kažką pasakys, tuoj kažką. Svarbiausia, kad darai negerai, nedarai vėl negerai, bet tu vis tiek daryk. Ir nepavark, nes pažiūrėk, tik pažiūrėk, kiek čia visko suvažiavi. Kiek žmonėm rūko, kiek vis linksmumo, jėtus. O ko daugiau reikia žmogui? Sveikatos, akvatos ir nuotaikos geros. Tad visiems turginiam šitiem ir linkiu. Nebūkim pirikupai, bet būkim tikri tie prekiautojai, kur galima ir pasidėrėti, ir dykai kažkų gauti, kažkų padovanoti, kažkuom apsimainyti. Tai va dalytė, linkiu šitam turgeliui dar ilgiausių metų, ilgiausių metų, ilgiausių metų. Ir visi 3 kartus. Valio! Nu ir vieną jau pasistengkit, nori ilgą. Valio! Noriu padėkavoti Svinculiu už gražius palinkėjimus ir aš supratau vieną dalyką, kad ir man, ir visai organizaciniai mūsų grupiai trūksta gaidžio. Reikia būti skurciem, kam negerai, tegul būna negerai, bet daugiausia visiems gerai, mes matom iš šypsenų
iš žmonių gausos ir mes gyvuosim, Vinciuli. Pažadam. O, čia gerai. Girdėjot, pažadėjo, sako, negriešijo. Na viskas. Na, Makniūnų bagažinių turgelėje sutinkome Alytaus miesto tarybos narį Petrą Sabaitį. Sakykite, Petrai, ar pirmą kartą čia atvykote, ar mėgstate čia atvykti? Labadiena visų pirma. Taip, čia jau ne pirmas kartas esu nuo atidarimo, tai vos ne šventa vieta apsilankyti pastoviai. O šiandieną būtent atvežėme iš Alytaus gerą nuotaiką, emocijas, pasidžiaugti 2 metų, kaip sakoma, jubiliejumi. Aišku, prižadėjau šeimininkui Juozukui, kad sveikinimai ir geras bei malonus žodis šiandieną, o dovanas vėliau. Mes taip ir sutarėm. Aišku, aš nuo jo gavau į kolekciją batuką. Labai džiaugiuosi, kad yra mūsų apylinkėse, mūsų rajone, Pietų Lietuvoje toks didelis turgelis, ko pasiekoje pasiekė vos ne visa Lietuva. Ta pavyzdį, tą mes matom Druskininkuose, mes matom jau ir Simne ir tą mes matome tiesiog net ir Žemaitijoje. Tad labai ačiū organizatoriams už šitą puikią idėją ir kad išlaiko tokį versliuką, sakykim taip, versliukas. Žmonėms ir susivėjimas, visiems pasibendravimas, gražios emocijos. Ir čia plūsta visa Lietuva. Tas irgi labai džiugina. Ačiū Jums, Petrai, ačiū. Na, o mes pažiūrėkime, išeidamas Vinculis dar čia kažką tai nori gal įsigyti. Jūs baigėt ar namie turit? Ne, mažiukai namie, visai mažiukai. Vinculi, dar norit kažką pirkti? Tai valia, už 3 šitas varnelas 30 eurų. Tai kiek kiaušinių prisipirkta? O kas tai jos kiaušinukas bus tokutas? O aš kapėdrus, tai man daug reikia vakarienį kokių 10 kiaušinių. Tai čia jau jos man. Tai jau čia, žinai, neatsipirks man. Nu, pažiūrės, tai gražu. Nu, pažiūrėsiu, ką paaugs, tai kitam rozu atvarysiu. Tai da paaugysiu. Da paaugysiu. Gerai. Eina, Vinculi. Čia bačiukai. Nu, parvešiu jas navograi. Vai ne, apsaugok, tu kiautis nuo to, ką man bandės. Tai tada moteriškį duokit. Tu jūs apsituošit, tu vakariškį iki vakarios? Galiu duoti šitą. Nevažiuosit? Bet reikia, kad aš šalmą pasimt. Aš turiu. Mano bagažnikas gilus. Mane čia va tik diskutį iki magazino pavežės. Gerai, būtinai. O tai aš čia tiek Apsižergsis. Tai tu karmoškį parnešiu. Ne, aš tau paskui dar parduosiu. Kaip ant moteriškės, tai žinau, o tai čia nežinau, kaip reikia lipti. Lip. Oi. Neprispaus, tik tai dieve sergi. Oi, jau čia kur ir klupas įsirakino. Sėdėjo plaktukų. Jau aš čia kaip tas popiešas. Jeigu pames, aš rasiu. Nu, pavaliuko. Vinculi, ačiū. Su tėvuliu. Vinculi su apsauga.